Ir aš esu žiauriai laiminga. Tai labas rytas, dabar yra žiauriai anksti, dabar yra po dviejų PM. Man iš tikrųjų po 5 minučių reikia išeidinėti, nes važiuoja mano taksas ir aš važiuoju į Turkiją. Tai aš pagalvojau, gal nefilmuoti vlogo iš šitos kelionės, nes čia yra labiau tokia darbinė kelionė, bet tada pagalvojau, kodėlgi ne. Tiesiog labai excited iš tikrųjų, šiek tiek jaudinos, nes važiuoju pirmą kartą viena. Realiai aš susipažinsiu ten tik tai su kažkokia mergina. Iš tikrųjų skrendu aš dėl darbo, nes aš filmuosiu kontentą viešbučiams. Tai važiuoju su testuru, nepamirškit pasiekti mane Instagrame ir matyti viską live. Nes čia jūs matote šiek tiek viską vėliau. Nu, logiška. Hebryte, aš atvariau jau pagaliau. Aš žinokit, žiauriai esu laiminga, nes pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip atrodo mano kambarys. Tai yra ir kavos aparačiukas, aišku, labai graži zona su veidrodžiu. Ir man davė kažkodėl 2 lovas, tai kas nori dar galite atliekti. Gražios detalės iš tikrųjų. Ir pažiūrėkit, svarbiausias dalykas tai yra. Iš tikrųjų gyvenime, man atrodo, nebuvau pasiėmus kambario su vaizdu į jūrą, todėl labai įdomu. Kaip viskas gražiai estetiškai atrodo. Labai patogu filmuoti, nes visur yra veidrodžiai. Ir aš esu žiauriai laiminga. Šitas viešbutis beje vadinasi va taip, aš jums galėsiu biškį parodyti vaizdų, kaip čia kas atrodo, nes aš jame niekada nebuvau. Kas nežino, tai aš dirbau kelionių agentūrai. Ir aš nemažai šitų Turkijos viešbučių esu mačius, bet šitame aš nebuvau. Ir galiu pasakyti, kad man žiauriai patinka. Labai gražu, dabar mes einam pasivaikščioti po viešbučio teritoriją, norim pasižiūrėti, ką čia galima pafilmuoti jau ir filmuosim video, manau. Ir varysim dirbti, nes darbas, nors dabar yra 11, mes galėtumėm šiaip pasidegint, bet ne. Pažiūrėkit, koks fainas dalykas yra, noriu jums parodyti. Visų pirma, čia bus kažkoks vaisių festivalis ir mums jį tikrai reikia, nes žiaurino pasilgau jau vaisių po Tailando. Kas nežiūrėjot vlogų iš Tailando ir Vietnamo, pasižiūrėkit, nes tikrai labai juokingai ir įdomu ten buvo. Ir linksma, nes mes ten buvom ir su draugais. Teritorija tikrai labai gražiai yra ir teniso kortai, ką aš labai mėgstu, todėl aš esu labai patenkinta, man patinka. Pirmas dalykas, tai pasiėmiau kavos pagaliau. Čia žodžiu galima ateiti čia ir pasiimti kavos ir žiauriai man keista, kad tipo, tai yra nemokama. Aš kažkaip nepratus esu visiškai atpratau nuo to momento, kai tiesiog tu gali ateiti į kavinę ir nemokamai kažko pasiimti. Ir tai buvo viskas be kainų. Ir normaliai ten pasirinkimo kavos buvo tikrai nemažai, bet aš nusprendžiu tiesiog pasiimti paprastą. Neišskalinėt, žodžiu. Taip va, laukiam, kol galima bus eiti valgyti. Ir norisi kažko labai skanaus valgyti. Ką tik, žinokit, va tai va rėkia. Ką tik vos neatsistojo ant jų. Nes tiesiog, benin kaip greitai jau ir tokia. Tai va, čia reikia būti biškiai atsargisniai. Atvarėm valgyti, pažiūrėkit, prašau, šitą tobulą vietą. Jau pasiėmiau kažkokius slyvų paragauti, nes pažiūrėkit, nu čia ta prasme yra insane pasirinkimas vaisių ir kaip jie gražiai visi supjaustyti, sudėti, žodžiu. Tai paėmiau vienos rūšies slyvą, kitos rūšies slyvą ir greipfruktą. Žinokit, aš jau papietavau, dabar filmuoju kontentą, užsidėjau halatą. Žodžiu, šokinėju, darau nesąmonės, nes noriu pafilmuoti. Tai turiu tokią tik tai lempą, tai žiauriai blogai atrodo. Nu, taip, jinai kažkaip nepasistato man. Ir turiu tik tai va tokį va dalyką. Irgi nelabai geras, kokybiškas, nu, bet aš bandau. Aišku, gerai, kad taip va čia yra dienos šviesa, tai aš dabar dėl to pabandau padaryti daugiau video visokių. Fainų. Ir jo, ir varysim biškį pasideginti valandėlę, nes, nu, šiaip jau UV nelabai koks, bet tiesiog biškį pabūt ant saulės būtų labai fainai. Žinot, lietuviams saulės trūksta, tai va. Šiaip iš tikrųjų esu excited labai džiaugiuosi šitą patirtim. Dar, aišku, tik tai pradžia, aš jaučiu labai daug tokios atsakomybės, tokio nerimo, šiek tiek stresuko tokio, nes tiesiog noriu, kad viskas būtų labai gerai ir viskas būtų labai tobula, bet aišku, nebūtinai tai bus. Tai žodžiu, taip žiūrės. Bet aš dar turiu kitų dalykų padaryti, nes šiandien mes turim tipo laisvą dieną, bet realiai mes jau pafilmavom šitą viešbutį su kolegė. Aš noriu jį biškį sumontuoti, jau pasižiūrėti, kokį footage aš turiu. Žodžiu, aš dabar jau ruošiuosi, užsitepu SPF, nes aš tiesiog dar
Nieko nedariau savo veido ryte. Atsidarom visus reikiamus dalykus, visus SPF-us, nes lemba šiek tiek kaitina, žinokit. Tai pasiėmiau va tokį. Ir čia žiauriai blogai atrodo, tai aš jums išpakuosiu. Aš įsipyliau savo morkų aliejaus. Nu, merginos mane supras, tai čia va yra morkų aliejus. Jį galima nusipirkti bet kur ir aš tiesiog naudoju kartu su SPF-u, tiesiog sumaišau. Ir man labai gražiai atrodo kojas, tada labai gražiai įdega. Nu, žodžiu. Aš norėjau jums parodyti, pažiūrėkit. Va tai va, bet tokia čia yra nuotaika. Bet aš norėjau jums parodyti vieną dalyką, pažiūrėkit. Čia yra visokiausių saldumynų. Ir va čia, pažiūrėkit, čia yra šokoladukai iš vis. Aš labai mėgstu šokoladą. Todėl aš manau, kad čia, žinokit, aš apsistosiu ir pasiimsiu dabar iced latte. Dar va čia yra gelato ledų visokių, nu čia jau kaip typical, dažniausiai typical Turkija, žodžiu. Bičiukas važinėja su tais, va. Aš žinokit, vos šitą kavą panešu. Aš tam visam tūsę, žinokit, pasiėmiau, žiūrėkit. Pasiėmiau braškių, tiesiog jau biškį porą suvalgiau ir arbūzų. Ten kažkas dusta antram plane tiesiog. Tai va, tai ragausiu, valgysiu, vaizdas, tai žinokit, nelabai, orelis nelabai. Aš atėjau pasidegint, o jau saunės nebėra. Nu, tai taip ir galvojau, kad bus, bet aš tiesiog dabar editinsiu video visokius valandėlę ir varysiu filmuoti kitų dalykų. Tiesiog pasimėgausiu gryno oro, bent jau. O šiaip pastebėjimas, kad čia yra labai daug vokiečių. Taip pat čia yra turbūt pirmauja vokiečiai, nes iš kiek esu girdėjus, tai visi su manim šneka vokiškai, net jeigu ten, nežinau, netyčia ten paliečia ir sako vis laiko ančiulding ir taip pat taip toliau. Tai matosi, kad čia jau kaip nekeista, nes aš negalvojau, kad vokiečiai važiuoja į Turkiją, bet va šitas viešbutis yra jų pamėgtas. Tai va. Aš žinokit, nežinau kaip reaguoti, nes aš stoviu su chalatu ir šitas vyras atėjo į mano kambarį. Ir visiškai mane nervina. Aš čia darausi savo estetik video ir jisai man atnešė maistą ir kažkokių daiktų, nežinau. Bet dovanos man patinka, tai aš dabar esu susidomėjus, ką jisai man čia gero atnešė. Thank you. Tiesiog labai juokinga, tai aš tiesiog tokia darausi savo kontentą, filmuojuosi ir tiesiog įlekia jisai. Žiūrėkit, jisai atnešė vyno, atnešė vaisių, čia lėkštutės tipo mes galim čia valgyti. Mes su kolegė žvengiam, o geras, šitas dalykas tai labai man patinka. Aš labai daug iš viešbučių turiu tokių dalykų. Kas čia? Tokių tašyčių. Aš ir dabar esu tokia tašytė, bet šita tai žiauriai patogi, nes jinai dar tokia kietesnė, biškutį geresnė. Va, ten tokia yra panaši. Labas rytas ir pagaliau einu greitai papusryčiauti kažką skanaus išgerti, kavutės. Ir varo mes jau dirbti. Šiandien mes turim tik 3 viešbučius, tai greitai padirbsim, padarysim kontentą jiems ir vėliau visą tą dalyką montuosim. Oi, neužsidėjau nieko, jokio papuošalo, lemba, nepagalvojau. Mano pusryčiai šokolado gabalas, braškė šokolade, latė ir man padovanojo gėlę. Bet čia mamos dienos proga. Ups. Nieko, viską, ką duoda, paimiau. Viskas, kas nemokamai čia. Labai geras oras. Biškiau karštą daros. Pažiūrėkit, filmuojam video, nužiūrim čia viešbučio teritoriją. Viskas gerai, žiūrim viešbučio teritoriją. Va tai va. Ta pati katė vakarykštė. Tiesiog kolegė padovanojo kitai kolegijai akinis. Sugalvojo. Va tai va dirbam. Pažiūrėkit, yra net savo hamakai. Mes čia vaikštinėjom, žiūrim visą teritoriją, kurioje mes dabar gyvenam. Iš tikrųjų labai gražus viešbutis ir aš sakyčiau, kad jis yra visiškai tiem, kas nori pačilinti, nes čia visiškai nėra, žiūrėkit, dainų, garsų kažkokių, čia viskas žiauriai ramu. Labai patinka. Management gives them a pavilion. Pavaikščiam, labai patiko šitas viešbutis. Čia, aišku, veiksmas vyksta konkretus, žinok, čia žmonių dar visai nemažai. Užsisakiau jų, žinokit, vietinės, tą turi dabar padaryti.
Kaip jūs vadinasi? Gözleme. Gözleme? Gözleme. Va, mano kepą jau pagaliau. Aš paėmiau tiesiog su sūriu paprastą nieko. Pažiūrėkit, kaip man skaniai padarė. Dar uždėjo kažkokio butter. Ir va, paėmiau tiesiog paprastą su sūriu. Šilinu, žinokit, man atrodo, kad aš tiesiog degu. Čia išlenda mano plaukai, nes aš juos suimiu už galą. Bet yra žiauriai šilta. Mes buvom šiandien apžiūrėti šitą viešbutį, kur mes gyvenam. Šiaip mes daug ką žinom, bet mums dar parodė kaimyninį viešbutį ir pažiūrėkit, ką aš gavau. Aš gavau 2 maišelius dovanų. Mačiau, kažkas rašė, kad tipo, čia per daug unpackingų, per daug kosmetikos kartais būna, bet žinokit, toks yra formatas. Aš realiai vloginu. Viską, ką aš darau šiaip gyvenime, aš tiesiog noriu jums parodyti. Tai, sorry, kad šitą dalį praskip. Tai pirma maišiukė yra, aišku, jie labai mėgsta visi dovanoti blaknočiukus tokius, kur galima kažką užsirašyti, bet žinot, kas yra wow? Tai va šitas tušinukas, pažiūrėkit. Labai gražus. Ir pats bloknotėlės, tai čia va galima kažką pasirašyti. Šiaip iš tikrųjų aš naudoju bloknotus, va aš dabar turiu, kur aš jį pasidėjau. Tada aš nelabai supratau, nes biškutį jau žiūrėjau, tai kažkoks toks dalykas, tai galim pasižiūrėti. Nes čia va tai va atrodo. Gerai, o ką man tai reikalinga? Tipo gal lagaminui? Kaip jūs galvojat? Duokit man minčių. Ir pažiūrėkit, toks fainas dalykėlis čia ant lagamino užsidėti, realiai va parašyta It belongs to me. Antras dalykas, antram maišelyje yra... čia šokoladukai, pažiūrėkit. Ui! Tai gerai, vėliau nueisim. Sako, padelį žaidžiam. Esu pasiruošus varyti į Sidė miestą. Sidės mieste niekada nebuvau, ten yra senamiestis, turi būti labai gražu, tai einam ir važiuojam ir žiūrim, kas ten gero. Šitos kelnytės yra iš Vaikiki, čia yra turkiška parduotuvė, gal daug kas esate girdėję, tai šiandien aš planuoju ją užeiti, nes ten žiauriai gerų perliukų kartais būna iš rūbų merginom, tai labai gražus miestas, žiūrėkit. O šitas miestas buvo kažkurio laikotarpiu graikų, nes graikai čia gyveno, tai dėl to yra labai daug graikiško vaibo. Moterų rojus, viskas po eurą. Aš čia pasižiūrėjau, jau aš, žinokit, jums padarysiu unpackingą. Nu, nes čia yra mano stiliukas. Visiškai mano stiliukas. Aš dabar atrodau taip šviesiai, tai kaip tik man. Pažiūrėkit, kokie gražus. Aš savo pasimčiau kokį tokį namo. Bet aš žinau, kad man šito nereikia. Šitą tai aš irgi pasimčiau. Kur žinai? Aš irgi noriu dabar šitų kvepalų. Šitie gerėja. Už 5 eurus kebrytę. Jums čia ne krem de la krem. Už 300. Aš už arti. Aš yra alus. Bet čia yra granatų alus. Žiauriai skanus. Aš dabar, žodžiu, einu gatvelę šitą va. Ir aš girdžiu vien vokiečių kalbą. Čia šitam rajonėlį kažkaip, žinokit, Sidėj, prie Sidės netoli, parodė. Miramarė, prie žodžių Miramarė viešbučio, vien vokiškai. Net tie prekiautojai šneka su tai vokiečių kalba, kad tave užkalbinti. Keista, nes aš kaip Vokietijai kokiai dabar esu grinai. Tai labai įdomu, nes tikrai įdomus faktas. Ne rusiškai, ne lietuviškai, o vokiškai. Labas rytas. Vakar, žinokit, nieko nefilmavau, nes visą dieną tiesiog buvom darbe, dirbom. O šiandien mes jau varom kažką padirbt dar, bet jau paskutinė diena, tai aš dabar galvoju, dabar yra 9 ryto ir aš galvoju, kad aš norėčiau visai nuvaryti pagulėti prie baseino tiesiog. Nes jau... O, pasižiūrėkit, koks mielas. Čia, žinokit, teritorija visą laiką yra belenkiek kačių. Šitą viešbučio teritoriją, kur mes dabar gyvenam, realiai vakar tik nakvojom, tai ir va šiandien irgi liksim ir rytoj važiuojam namučia. Nu, nėra kažkokia labai wow,
Aš sakyčiau, aš dabar atėjau prie tokių hamakų, noriu padaryti nuotrauką, nes labai gražiai atrodys tiesiog estetiškai. Tai nepasakyčiau, kad šita teritorija labai superinė, wow, maistas, wow, nu toksai skanu, bet nepalyginsiu su to praeito viešbučiu. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo šitas vaikų beach klubas, vaikų klubas, va, čia yra Papilon viešbutis. Šiaip žiauriai cute, aš čia norėčiau, žiūrėkit. Workshopai kažkokie. Va, toddlerių. Oi, man čia patinka. Pasiėmiau savo tokius pietus, tai žuvytė, keptas daržovės, fritkės, aišku. Šiaip daržovių ir čia vat yra humusas kažkoks biški tamsesnis, biški blogai atrodo. Ir toks jogurtas, žodžiu, nu ir lavašų. Ir deserto arbūzų. Žiauriai geras vaibas ir pažiūrėkit, koks vaizdelis. Žiūrim viešbučius. Nu dabar esam Paloma Grida, tai visai fainas, pažiūrėkit. Žiauriai cute. O, va tai va atrodo, balkoniukas. Atvarėm į Antalijos senamiestį ir aš norim parodyti, pažiūrėkit. Čia iš tikrųjų žiauriai viskas gražu. Čia jūs galite matyti, kaip aš stoviu prie Adriano vartų, tai jie iš tikrųjų buvo pastatyti imperatoriaus Adriano apsilankimui pažymėti. Ir taip pat vaikštant po miestą galima pastebėti tokius durų belstukus, tai yra durų rankelės, vyriška ir moteriška. Tai vyriškas belstukas skleisdavo garsesnį, žemesnį garsą, o moteriška švelnesnį. Tai būtent tokiu principu šeimininkai suprasdavo, kas atėjo. Tai buvo itin svarbu tais laikais ir tos kultūros metu, nes šeimos gyvenimas Osmanų laikais buvo gana privatus. Vaibina dėduką. Tiesiog vienas va tai va pasikūręs. Pažiūrėkit, prašau šitą vaizdą. Tiesiog į kalnus. Wow. Nori ledų? Ką? Na ką? Ko jūs žvengėt? Žvengėt per visą. Jisai man siūlė nemokamų ledų, bet aš išsigandau. Galvau, kad jisai vėliau pasakys man, kad įdirbinė. Čia ta pati, kuri mus išgąsdino. Man per kūją nulipo. Nulipo. Žiūrėk, kaip jisai rėkia. Tiesiog radom tokį spotą. Stovim, matai man. Bičiukai nusikopino mus. Jis stovi irgi taip. Jisai buvo. Taip, jisai tavo užpakalį gal nupat. O, žiūrėk, vaibiškai jie ten maudas. Vėlen kaip gražu, pažiūrėkit. Nu jo, papa, kaip gražu. Vakare jau bus padirbta. Sako. Žinau, kaip captiltų. Popkas mėgsta erdinti gyvūną. Labai čia gražu, žinok, man žiūri patinka. Aš jums rekomenduoju Antalijos senamiestį. Tikrai aš nesitikėjau, kad man tai patiks. Žiauriai gerai atrodo. Pasidariau arbatėlės dar ir keliaujam. Nu ką, šiandien jau keliaujam namo. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.